Sakoma, apranga kalba už mus, tad tegul neprikalba jie apie mus kvailysčių, sako knygos kaklaraištis yra politika autorius Giedrius Drukteinis. Naujausia žurnalisto knyga tai šiuolaikinio vyro aprangos, stiliaus ir įvaizdžio vadovas, norintiems labiau pasitikėti savimi ir jaustis laisvai bet kokioje situacijoje. Ar mada, ar etiketas, jinai visada yra paremta nurodymais. Tai yra pasakymais, tu privalai, tau reikia rengtis taip ir taip. Dėl ko, dažnai žmonės, kurie dažniausiai savyje iš tikrųjų laiko viduje laisvom asmenybėm, tarkime, ten jau turinčių kažkokią tai stilių, dažniausiai jie tai priima su atmetimo reakcija. Ašgi nuėjau kitų kelių, pabandydamas paaiškinti prasmę iš tikrųjų mūsų aprangos, mūsų higienos, mūsų elgsenos, laikysenos. Tai yra iš esmės iš tokios istorinės perspektyvos paaiškinant, iš kur tai atsirado ir ką tai simbolizuoja. Sagų skaičius, pati kostiumo forma, skeltukų skaičius, atvartai kelnėse, batų formos ir taip toliau. Nes aš esu įstikinęs, kad supratimas, kodėl reikia elgtis vienaip ar kitaip, ar rengtis vienaip ar kitaip, jis visada ateina per žinojimą. Kai žinai, ką tai reiškia, tai ir visai, sakysime, visai kita nuotaika kyla rengiantis arba pasirenkant vieną ar kitą sprendimą gyvenime. Taigi, tikiuosi, kad su šita knyga aš gal net užpildysiu tos tokias žinojimo spragas, būtent labai konkrečių klausimų, kokia yra mūsų aprangos istorija ir ką jinai simbolizuoja iš esmės.